tyloj daugiau gali išgirsti negu didžiuliame triukšme. Dėl to mus Dievas kviečia pasilikti jo begalinės meilės, ramybės glėbyje. Pasaulis būt ramus negali, jame nėra tylos. Jis daug mums siūlyt gali, bet brangiai tai kainuos. Ramybę sumokėsi, skubėsi visados ir niekas neužpildys širdytos tuštumos. Bet vieną kartą išgirsi, tyla tau pasakys, kad Dievas jau prie durų ir tyliai beldžia jis. Jis atnešė ramybę, ji nieko nekainuos, nes jis ramybės Dievas ir nieks jos neatstos.